Šitos mikrofilarijos jau nesidaugina kraujyje, jos nesikeičia, bet cirkuliuoja kraujyje ir gali necirkuliuoti nuo 8 iki 12 mėnesių. Reiškia, pakol jos cirkuliuoja kraujyje, tol yra žmogus sergantis ligonis kaip infekcijos šaltinis. Klinika inkubacinis periodas gali būti ir trumpesnis nuo kelių mėnesių, bet net ir iki 2 metų. Ir taip pat gali būti besimptomė forma, tačiau pačioje pradžioje vis dėlto daugumai ligonių vystosi ūmus odos limfmazgių, limfagyslių uždegimas, tai yra skausmas, odos paraudimas, karščiavimas. Ir toliau suaugę parazitai gyvendami limfinėje sistemoje neleidžia jai nutekėti ir vystosi labai didelės stazės ir, pavyzdžiui, lėtinės formos atveju, kai neišsivysto po 2-7 metų gali išsivystyti, matote, kokių galima pamatyti vaizdų, kokios yra galūnės pakenktos ir taip toliau. Iš tikrųjų, tų paveikslėlių čia yra ir buvo ir dar daugiau, bet tiesiog jau įdėjau vieną ir galvoju, kad irgi galima susidaryti vaizdą. Dabar prevencinės priemonės, tai apsauga nuo uodų įkandimo. Tai čia jau gal ir kartojasi, tai yra pagrindė tai repelentai ar baidančios priemonės, toliau tinkama apranga, lovos tinkleliai ir taip toliau. Toliau naikinti uodų veisimosi vietas. Ir labai svarbu, kad jie neturėtų sąlygų veistis, tai yra visokių tų, sakykime, padangų galbūt utilizavimas, kad ar ten tų polietileninių maišelių, kad nesikauptų ta drėgmė, vanduo ir nesusidarytų sąlygos uodams veistis. Mažinti uodų lervų gausą galima taip pat ir cheminėmis medžiagomis ir pačius naikinti suaugusius uodus, tai yra panaudojant insekticidus. Dar viena truputėlį kitokia ta parazitinė liga, tai ankilostomiazė. Ją sukelia dvi kirmėlės 2 rūšių, ankilostoma duodenalė ir Necator americanus. Ir šita liga pasireiškia mažakraujystė. Mažakraujystė, taip pat virškinimo trakto sutrikimu ir vaikams, kadangi vystosi mažakraujystė, tai gali sutrikti augimas, protinis vystymasis. Paplitusi jinai yra, kaip matote, ir Pietų Amerikoje, Afrikoje, Azijos šalyse ir kasmet užsikrečia apie 6 milijonai žmonių. Ir kai kuriuose vietovėse užsikrėtimas siekia net 90%. Tačiau, kaip ir visos tikriausiai parazitinės tos ligos, daugiausiai jos yra kaimuose registruojamos, skurdžiose šalyse, kur trūksta švaraus vandens, tualetų, kur sunkiai prieina žmonės prie gydymo įstaigų, tiesiog neišaiškinami tie ligoniai. Sukelia kirmėlės, jos taip pat yra nemažos. Praeina jos kelias stadijas, tai yra suaugusios kirmėlės, lervos, kurios gali būti rabditinės ir filarinės ir kiaušinėliai. Ir kaip matote, skirtinga kirmėlė išskiria skirtingą kiekį kiaušinėlių. Ankilostoma duodenalė, matot, net nuo 10 iki 30 tūkstančių kiaušinėlių per dieną gali išskirti. Infekcijos šaltinis sergantis žmogus su išmatomis išskiriantis kiaušinėliais. Patekę į aplinką kiaušinėliai būtinai vystosi dirvožemyje ir po kelių dienų, po 1, kartais 2, išsirita rabditinės lervos, kurios nėra pavojingos žmogui, jos gyvena dirvožemyje, tačiau po kelių dienų gali jos virsti filarinėmis lervomis, tai yra lervomis, kurios jau gali įsiskverbti į žmogaus organizmą. Ir šitos filarinės lervos, matot, gali gyventi gan netrumpai, iki 2 net metų. Dabar tos lervos gali įsiskverbti per odą aktyviai, dažniausiai tai rankų ir kojų, kas liečiasi su žeme. Jos patenka į kraują, migruoja per plaučius, pakyla iki bronchų, gerklės. Gerklė, kadangi jos migruodamos dirgina gerklę, tai žmogus nevalingai ryja ar su seilėm ar šiaip ryja ir jos tos lervos patenka į žarnyną. Ir čia jau per 3-5 savaitės užauga iki suaugusių kirmėlių. Kai jos žūna, jos iš tikrųjų žmogaus organizme nesidaugina, kiek tų lervų patenka, tų filarinių lervų įsiskverbia į organizmą, tiek pas žmogų jau būna. Ir kai jos žūna, jos su išmatomis pasišalina iš žmogaus organizmo.
čia yra vystymosi ciklas, matot, toksai, kad aiškiau būtų. Dabar, kaip aš minėjau, per odą gali prasiskverbti, bet gali ir per burną. Tai yra būdinga ankylostoma duodenale lervoms. Pavyzdžiui, per burną, per neplautas daržoves, užterštą maistą ar vandenį, per nešvarias žemėtas rankas. Tai va du tiesiog patekimo būdai. Klinika dažnai būna besimptomiai pradžioje arba lervų skverbimosi vietose būna odos bėrimai, truputėlį paniežti odą, pabrinksta jinai. Toliau, kai lervos migruoja per plaučius, jau atsiranda sausas kosulys, gerklė dirgina, skausmas krūtinėje, gali pakilti temperatūrą. Ir kai užauga šitos kirmėlės ir parazituoja jau žarnyne, tai atsiranda įvairūs skausmai, pilvo pūtimas, apetito sumažėjimas, labai krenta svoris, gali būti viduriavimas. Ir šitai ligai labai būdinga mažakraujystė, kadangi šitos kirmėlės prisitvirtina prie žarnos gleivinės ir tiesiog siurbia kraują. Ir kaip matote, pavyzdžiui, ankylostoma duodenale per parą gali ištirpti net iki 200 ml kraujo. Žmogus netenka daug kraujo ir vystosi mažakraujystė. Tai ypač yra pavojinga vaikams, nes lėtėja jų fizinis, psichinis vystymasis, taip pat gali sutrikti širdies veikla. Prevencinės priemonės tai būtų endeminėse vietose nevaikščioti basomis, negulėti ant plikos žemės, vengti kontakto sąlyčio su žeme. Taip pat laikytis asmens higienos, nevalgyti neplautų vaisių, uogų, daržovių ir saugoti maistą nuo užteršimo. Saugoti, kad jisai nenukristų ant žemės, nuo vabzdžių, kurie gali ant savo kūno užnešti to. Ir dabar tokie patarimai keliautojams, kadangi aš čia apžvelgiau tik tai 3 šitas parazitinės tas ligas tropinės. Keliaujant, bet yra jų ir daugiau, kaip sakiau, keliaujant į subtropinio klimato šalis galima susitikti su keliais rizikos veiksniais. Ir kaip mes keliaujame, mes nežinom. Ar pavyzdžiui, čia tas vanduo gal būtų užkrėstas, ar čia aš vanduo galiu užsikrėsti. Todėl reikia tokių bendrų principų laikytis. Kadangi ir tiesiog reikia žinot, kad šitas ligas gali pernešti kraujasiurbiai vabzdžiai, gali ir uodai, ir moskitai, kadangi kitos buvo ligos ir aš nepaminėjau, mašalai gali, blakės pernešti, musės. Toliau šitos ligos gali plisti per užterštą vandenį. Per užterštą vandenį ir geriant jį, ir maudantis. Gali plisti per maistą ir dirvožemį. Todėl tokios pagrindinės būtų priemonės, tiesiog atkreipdėmėsi, ką turistas keliaudamas į tas egzotinės šalis gali apgalvoti savo kokius veiksmus. Kad apsirūpinti nuo kraujasiurbių vabzdžių įgėlimų, tai yra įvairūs repelentai, tinkama apranga. Toliau vengti maudytis nežinomiuose vandens telkiniuose. Dažnai endeminėse vietovėse yra nurodoma, kurie vandens telkiniai yra pavojingi maudytis. Todėl būtina vadovautis tais įspėjimais. Toliau negerti įtartinos kokybės vandens ir, kaip jau minėjau, pats geriausias nukenksminimo būdas yra vandens virinimas. Tai reiškia karštos arbatos, kava, tai yra tokie. Toliau vengti termiškai neapdoroto maisto. Aišku, keliaujant po šalis kartais įdomu to egzotinio valgių paragauti, bet reikia žinoti, kad tu ir rizikuoji, jeigu tą egzotinį gali užsikrėsti kažkuo. Tai tiesiog neapdorotą termiškai maistą, kaip aš jau minėjau, gal pavojinga valgyti. Taip pat saugoti maistą, kaip aš sakiau, nuo vabzdžių, nuo užteršimo žemėmis, nuo dulkėmis. Toliau, kaip ir jau minėjau, tą ligą, kur galima per dirvožemį užsikrėsti, tai reiškia avalynė apsaugotų nuo tos ligos, jau negulėti ant plikos žemės. Ir dar norėčiau tiesiog pasiūlyti, kad vykstant ilgai trunkančias keliones, būtina pasikonsultuoti su infekcinių lygų gydytoju ar kelionės medicinos specialistu dėl galimos chemoprofilaktikos, galimos galimybės galbūt yra kaip apsisaugoti nuo kai kurių ligų. Dabar grįžusis iš egzotinių šalių ir pajutus kokius nors negalavimus, net praėjus ir ilgam laiko tarpui nuo kelionės, kaip jau minėjau, tas inkubacinis periodas gali būti ir metai, ir pusantrų,
būtina priminti šeimos gydytojui, kad vat, prieš tokį tai laiką aš vat, lankiausi tokioje egzotinėje šalyje, kad gydytojui būtų lengviau tiesiog galimybę ar atmesti tą ligą, ar pagalvoti, ar žmogus, ligonis galbūt galėjo užsikrėsti kažkokią tai ligą. Tai vat būtų trumpai tiek apie šitas savo metodinės